Vakar tai diena, kurią laikau vienu iš savo gimtadienių. Todėl, kad prieš 7 metus aš priėmiau įšventinimą į Gaudijos Sampradajos dvasinį kelią. Ir esant tokie sukakčiai, tokie progai, aš išvykau vėl į gamtą permąstyti, ar tai, ką aš darau, yra tai, ką aš noriu daryti, ar tai, kuom aš gyvenu, yra tai, kuom aš noriu gyventi. Kaip Radhanath Svamis yra pasakęs, jeigu neturi dėl ko numirti, tai neturi ir dėl ko gyventi. Tad laiks nuo laiko labai svarbu yra sustoti, atsitraukti nuo savo rutinos ir pažvelgti į savo gyvenimą, į save iš šonų, įvertinti, kas tau iš tiesų yra brangu ir pasižiūrėti, ar tu krypsti link ten ar nuo ten. Ir kartais žmonės praranda viltį, pradeda abejoti ir klausia manęs, ar iš tiesų įmanoma gyvenime patirti tą harmoniją, ar iš tiesų įmanoma turėti tobulus šeimos santykius, ar iš tiesų įmanoma kažkokia tai idilė, nes teorija yra viena, o gyvenimas rodo visai kitokias realijas. Tai kur ta teisybė? Ar jinai yra? Ar verta siekti harmonijos savo gyvenime? Nes paprastai visi brandesni mokymai kalba apie tai, kad reikia dirbti, norint pasiekti aukštesnį tikslą. Tik tai pigus populistai sako, kad nieko nereikia daryti, tiesiog reikia kažką pigiai įsivaizduoti ir tu automatiškai pritrauksi sėkmę. Tai žmogui kyla klausimas, ar verta iš tiesų dirbti, investuoti savo laiką, energiją, vaikantis kažkokio tikslo, kurio galbūt neįmanoma net pasiekti. Tai koks tas tikslas? Tikslas, kad mane aplinkiniai visi mylės. Tikslas, kad mano sveikata visą laiką bus labai gera iki paskutinio atodūsio. Tikslas, kad aš klestėsiu materialiai. Daug vedinių filosofų žada arba vilioja mus tokiais tikslais. Iš tiesų, taip gamta sukurta, kad šiuose klausimuose niekada tobulumo nebus. Bet egzistuoja toks tobulumas, kurio iš tiesų mes visi ieškom. Ieškodami įvairiausių blizgučių, išties mūsų širdis ilgisi vieno vienintelio tobulumo, kuris nėra pigus, bet toks saldus, kad tikrai verta link jo eiti, tikrai verta link jo kopt. Stačius kalnus, kaip šitas skardis. Verta plaukti prieš tokią sraunią upę kaip Merkys. Verta kovoti dėl to tikslo, net jeigu ir nepasieksi sėkmės. Koks tas tikslas? Tas tikslas tai yra, nežinau kokį žodį panaudoti, kad tai neskambėtų pigiai. Nenoriu vartoti žodžio meilė, todėl kad mums meilė tai asocijuojasi ne su tuo. Pavadinsiu žodžiu rūpintis. Tikrasis menas gyvenime tai išmokti gyventi dėl kitų.
Ir tai esminis yra skirtumas, kada aš ginu dėl savęs, tuomet veikdamas išoriškai lyg ir dėl kitų, bet nesulaukęs tinkamo atsako, aš nusivilsiu, nes aš iš tiesų veikiu dėl to atsako. Bet tikrasis veiksmas dėl kitų tai yra kažkas panašaus, kaip mama rūpinasi savo vaiku. Nepaisant to, kad vaikas nesugeba jai nieko duoti, nepaisant to, kad jisai yra vargas. Mama vis jinai jo rūpinasi, jinai keliasi naktį, jį maitina, jinai valo jo sauskelnes, keičia pampersus, jinai jį maitina, skalbia, tvarko jo padarytą betvarkę. Ir rodosi, tas vaikas tik tai naudojasi mama, bet nepaisant to, jinai jaučia džiaugsmą. Nors tai sukelia tiek daug vargo šitas rūpestis. Ir taip yra, aš supratau, kad gyvenimas yra sukurtas taip, sumodifikuotas, kad mokinti mus rūpintis, mokinti mus gyventi dėl kitų. Pavyzdžiui, aš esu vienuolis ir anksčiau vediniais laikais kiekvienas jaunas jaunuolis, eidamas į mokyklą, jisai tapdavo vienuoliu. Tai yra, mokyklose būdavo atskirai mokindavosi vaikinai, atskirai merginos. Tai yra tradicinis mokymo metodas paremtas žmogaus psichologija. Ir vediniais laikais viso išsilavinimo esmė būdavo neįgyti tam tikrus mokslinės žinias, bet įgyti charakterį. Tai yra išmokti mylėti, išmokti rūpinti kitais. Ir mokykloje gauname tik tai to pagrindai, tik užuominos. Tai žmogus tik tai paruošiamas šito kelio paieškom. Tada jisai kūrė šeimą. Ir šeima taip yra jau sukurta, kad idealiai tinka mokintis, rūpintis kažkuo. Vyras rūpinasi žmona, žmona rūpinasi vyru, jie abu rūpinasi vaiku, augina jį. Jie iš principo tampa mokytojais. Kiekvienas tėtis ir mama yra mokytojas. Tai labai aukšta kvalifikacija. Mokytojas yra labiausiai gerbiama specialybė. Ir jie, tėvai, neša begalinę atsakomybę. Jie tampa savo vaiko mokytojais. Ir tuo pat metu jie patys mokosi rūpintis. Ne šiaip rūpintis. Bet visas menas išmokti rūpintis taip, kad tau džiaugsmą teiktų, kad tu kažkiek bent bandėjai padėti gyvai asmenybei. Ir tavo džiaugsmas yra ne tam, kad tu negavai ar gavai atsaką atgal, bet tavo džiaugsmas, kad ta asmenybė, kuria tu rūpinasi, jinai savo gyvenime kažkiek priartėjo harmonijos ir tobulumo link. Mes neturime vien tik tai rūpintis, kad žmogus būtų pavalgęs, vien tik tai rūpintis, kad jisai būtų išsimiegojęs, vien tik tai rūpintis, kad jisai gautų išsimokslinimą. Pagrindinis mūsų rūpestis, kad visa tai padėtų žmogui priartėti prie vidinio augimo. Čia mes ir neišsiversime be dvasinės praktikos, nes mes niekad negalėsime rūpintis, duoti kažkam. Vis tik norėsim gauti atgal, jeigu bus mūsų širdis tuščia. Bet norėdami išmokti duoti kitiem, nelaukdami jokio atsako atgal, tai yra visiškai nemotyvuotai, mes turim turėti vidinį ryšį su absoliutu. Ir ne teoriškai, bet realiai, gyvai. Būtent šitas ryšys mūsų išpildys, pripildys tos meilės. Ir mes ją, mūsų širdis jos tiek daug turės, kad bėgs per viršų ir mes galėsim dalinti kitiem. Tavo tikrasis rūpestis yra padėti kitom gyvom būtybėm, kaip man padėjo kažkada ir dabar padeda
stipresnės už mane, dvasiškai brandesnės asmenybės, taip aš turiu verkti, aš turiu pergyventi, kad kitos gyvos būtybės irgi bent kažkiek pasistumėtų šiame kelyje. Ir jeigu aš semsiuosi džiaugsmo iš to, tuomet nepaisant to, ar man pavyko turėti gerą sveikatą, nepaisant to, ar aš turiu gerą ekonominę situaciją, nepaisant to, ar mano gyvenime nėra kažkokių tragedijų, aš bet kokioje gyvenimo situacijoje būsiu viduj ramus ir stabilus. Nes kai tavo tikras rūpestis yra kitų žmonių problemas, tada tu neturi savo problemų. Ir visas menas išmokti brandinti šitą sąmonės būseną, auginti ją, ir dalintis ją. Gyva būtybė augdama, jinai pradžiai, kuo jinai daugiau ima iš kitų, to jos santykis su aplinka yra nešvarus. Jinai po savęs palieka didesnę betvarkę, negu rado. Ir priešingai žmogus, kuris auga, kuris bręsta, jis visose lygmenyse aplink save neša švarą ir tvarką. Tos nesuimituosi, tai yra darbo ir gyvenimo ir išgyvenimo rezultatas. Tad linkiu jums, sau, krypti tinkamą linkme, judėti link tinkamo tikslo, judėti su entuziazmu, harmoningai, džiugiai ir padedant vieni kitiems.